Teiginys, kad baltmė nėra gydoma liga, yra klaidingas. Baltmė arba lotyniškai vitiligo yra autoimuninė uždegiminė liga, kuomet imuniteto ląstelės naikina pigmentinės ląsteles. Dėl to atsiranda baltos dėmės. Jos gali būti pavienės arba išplisti po visą kūną. Pastebima, kad šios ligos sergamumas didėja. Stebimi 2 sergamumo pikai. Vienas jų pasireiškia vaikystėje, kitas 20–40 metų amžiuje. Baltmė diagnozuojama remiantis klinikiniais duomenimis, papildomai gali būti atliekamas ištyrimas Wood lempa, kliniškai neaiškiais atvejais atliekama odos prakalo biopsija su histologiniu ištyrimu. Atliekami kraujo tyrimai, norint įvertinti, ar nėra ligą provokuojančių veiksnių, ar ląstelėms užtenka mikroelementų ir vitaminų, siekiant atstatyti repigmentaciją. Baltmės gydymas yra kompleksinis, kurio tikslas yra sumažinti uždegimą ir atstatyti odos repigmentaciją. Kuo anksčiau liga yra diagnozuojama bei pradedamas gydymas, tuo pasiekiami geresni gydymo rezultatai.